Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien mes kalbėsime apie Britų vidutinį tanką 6 lygio, premium tanką Cromwellis Berlin, Cromwellis B. Jisai yra toks pat kaip ir paprastas Cromwellis topiniai komplektacijai, tik tai, kad skirtumas, kad paprastam Cromwelliui dar galima uždėti fugasinį ginklą, po fanų pavažinėti, toksai mini kavadų gaunasi. O šitam tik tai vienas ginklas ir viskas. O visas kitas charakteristikas tokios pat. Reiškias, važiuoja pas mus tankistai iš mano topinio Centurioną Action X 10 lygio. Jisai turi 4 tankistus, radistą neturi. Cromwellis B turi 5, plus radistas. Taigi, jeigu turit Cromwellį B, tai jūs bent einant iki topinio vidutinio tanko, jūs vis tiek turėsit pereiti ir Cromwellį, ir Cometą, o jie abu turi radistus, taigi, kaip sakant, radistas jums liks. Jau nuo 8 iki 10 lygio jau radistą nebeturi tankai. Taigi, apžvalgos pierką reikės kelt ant užtaisytojo. Kaip matom, užtaisytojas pas mus perima radistą specialybę. Tankistai turi pas mane jau po 4 su daugiau negu su pusė pierko, išskyrus radistą, nes jisai pas mane važinėjo, kaip matom, aplamai jisai nebuvo ant Cometą pasadintas kažkodėl, tai neprisimenu, kaip aš Cometą praėjau, kur aš radistą sukišau. Nesmė, vienu žodžiu. Radistas pas mus važiuoja Cromwellio Berlininio, taigi jisai turi mažiausiai pierkų. 3 iš pierkų pas mus sudėta braliukai. Kada perkat Cromwellį B, jisai visą laiką, man atrodo, netgi jeigu be nieko, tai jisai eina su topinė įgula, 100% plus nulinis pierkas braliukai. Taigi, ką mes čia iš pierkų turim? Braliukai, lempa, rėmontas jau yra, apžvalgos pierkai, maskuotė paskutinių pierkų keliu. Taip, šaulys turi pas mus vėlgi braliukai. Pažiūrim taip, kad nuo bokšto pasukimo mažiau. Čia yra stabilizacijos pierkas, snaiperis, rėmontas ir maskuotė. Čia pas mus vairuotojas turi braliukai, stabilizacija, tarano meistras, rėmontas, maskuotė. Radistas turi braliukai, apžvalgos pierkas, rėmontas, maskuotė. Užtaisytojas turi braliukai, saugi amunicija, rėmontas, apžvalgos radisto pierkas, kurį jums reikės jau kelt nuo 8 lygio ir toliau, jeigu norit, kad jūsų tankas nebūtų aklas, ir maskuotė. Jisai man paruoštas komandiniams mūšiams, taigi jūsų moduliai gali skirtis. Pas mane įdėta ventiliacija, suvedimas, optika, jam atrodo
Stabilizatorius neįsideda, nesideda, taigi vat suvedimą įdėjom. Vat, jūs galit vietoj vieną iš kažkokio tai modelio įdėti stumiklį, bet kadangi žaidžiu daugiausiai su juo komandinėse mūšiuose, plytose, tai dažnai jisai pas mane žaidžia kaip švistukas. Ypač komandinėse mūšiuose, nes ten, kaip žinot, žaidžia aštunkės ir paima vieną šeštuką. Va, taigi jisai pas mane su tokiais tankistais, su tokiais modeliais mato 437 metrai. Nu, to dažniausiai užtenka, kad aptikti priešus ir, nu, gan patogiai žaisti. Įstumiklį mes neturim, nes nėra kom pakeist. Sakykime, jeigu išmest suvedimą, tai tada bus dar nekomfortiškiau šaudyt, nes pas jį ginklas kreivas, suvedimas į taip susiveda beveik 2 sekundės. Taigi, jeigu įdėsim įstumiklį, tai bus dar ilgiau, dažniau šaudysim, bet, nu, vienu žodžiu, man patogu taip. Jūs galit dėti savo modelius. Šavinukai pas mane pakrauti pusę ant pusės, pusę paprastų, pusę auksinių, nes mano priešai dažniausiai aštunkės. Dažniausiai, ką mes ten matom, IS-3, Defenderiai, Oho visokie, dabar tas naujas Mausas 8 lygio. 3 fugasai, bet neprisimenu, kada naudojau paskutinį kartą nors vieną iš jų. Taigi Remka, auksinis gesintuvas, nes mes degam, gali dėti davinį, bet važinėju su gesintuvu, nes man nemalonu degti ir aš tingiu spausdaliot tą mygtuką, kuris atsako už gesintuvą. Auksinis pats suveikia ir jų turiu pakankamai, taigi nesiparinu. Nu ir vaistinėlė. Šaudam mes kas 3, kas 4 sekundės. Susivedam per 2 sekundės. Gyvybės turim 750, šarvų turim šiokius tokius, ne visada fugasai su pilna žala praeina, ne visada mus pramuša. Važiuojam gerai, sukamės vietą irgi gerai, šiam 4 km į priekį, 20 atgal, vietai sukamės gerai, bokštas irgi gerai sukasi. Maskuotė pas mus jau nudažytas tankas pas mus, ne? Jau maskuotė važiuojant 21 procentas, stovint 27, nu visai neblogai. Dažnai mus tokie kaip IS-3 net nemato, kada mes važiuojam. Atsiprašau, internetas grybauja šiandien kažko tai visą vakarą. Tai va, kaip sakiau, maskuotės dažniausiai pakanka, kad mus nepamatytų priešai. Mobilumo užtenka, kad kažkur tai pabėgt nuo tų pačių įsų visokių ten sunkiųjų. Vat, tai kaip ir angare būtų viskas. Važiuojam žiūrėt mūšius. Pakrovimo mūšį. Žemėlapis Himmelsdorfas. Mūsų kapitonas nusprendė bandyt paimt pirmą bazę. Nu, aš kaip šeštukas šitam žemėlapį mano akių kaip ir nelabai reikia. Mano užduotis surasti lengvuosius tankus, ne? Važiuoju pašviest pradžiai pirmą bazę. Čia biškį sugrybavau, ne ten nusipau. Nu, visi mes klystam,
taip sakant. Jie turi 2 defenderius, 3 trečius eisus ir 2 laitai. Pas mus sunkesnis etapas. Ai, mes turim irgi vieną vidutinį tanką, nu ir aš antras vidutinis. Pamačiau 2 tankus, ane? Kaip sakant, daugiau čia man nėra ką veikti. Važiuoju ieškoti lengvukų, kur jie važinėja. Čia bazė tuščia. Gal reikėjo stoti į bazę. Gal tai buvo mano klaida. Bet kada yra 2 gyvi šviestukai, tai nežinau, ar būtų protingai stoti į bazę. Pilotas surado MX 6 lygio šviestuką. Kaip matėm, 8 lygio ant kalno buvo. Iki galo nebuvo laikas susivesti. Šaudavo auksiniais, nu jie greičiau skrenda. Važiuoju ieškot, kur 8 dingo. Laitas. Galvoju ant kalną pavažiuot. Bet paskui pagalvojau, kad ant kalno jo gali nebūt, kad jisai gali mūsų tankam iš nugaros užėjti. Mūsų komandai irgi ten nelabai sekasi. Pagal gyvybės matom, kad jau 2000 pralaimim. Per TeamSpeaką man pasakė, kad laitas visgi iš kalno šaudo. Gal ir šaudė iš kalno, velnias žino, gal iš banano. Taigi defenderiai jie akli irgi. В общем, grįžtu ant kalno. Kaip matom, ant mūsų tankų tik tai 1100 gyvybės liko, ir aš pilnas važinėju. Niekas šitam mūšį nepadaręs. Nu ką, mano dabar tikslas išgyvent, nes mažiau kad pinigų už remontus mokėt, nes taip jau mūšis pralaimėtas. Pilotas bandė atsitraukt, bet neišėjo. Numirė. Ten matau 3 tankai. 2 pilni, 1 šotinis. Liko 2 minutės iki mūšio pabaigos. Bandom išgyvent. Defenderis manęs nemato. Iki jo 330 metrų.
Kol neiššoviau, taip ir nematė. До встречи! Iš antrą kartą pabaigiau jį. Geras klausimas, kokie velniai jie po vienu važinėja. Raudoni. Nusprendžiau nusileisti nuo kalno, bet žiūriu, mane jau pasitiko. Зафиксировано! Так держать! Hop. Neblogai aš jam nuėmiau, ne? Есть два фрага. Pas mane yra Perkas, Tarano meistras. Taigi matom, kad aš jam nuėmiau 750 gyvybės. O sau nuo to Tarano gavau tik tai 100 piam. O ten buvo 8. Vat. Ką reiškia teisingi perkai? Matyt pas AMX-ą 30 секунд. Bačiatas. Batšatilion 12p. Tarano meistrą jisai neturėjo. Tai vat ir gavo vos ne ant visos gyvybės. Jisai turi 1000, pas jį maksimalus. Aš nuėmiau 7 piam. Visai neblogas rezultatas. Pasibaigė mūsų mūšis. Buvo linksma pabaigoj. Tai vat mūsų rezultatai būtų uždirbom 14 000 grinų pinigų. Patirties gavom 1000 tankui, ekipažui po 1500, prišaudėm 1300. Komandai esam antroj vietoj pagal patirtį, nušovėm 2 tankus. Čia būtų 7 minutės truka mūsų mūšis, čia uždirbam, čia patirtis. Kaip sakant, Tarano meistras vieną kartą mūsų išgelbėjo, nebereikalo, kadaise jį kėliau. Vat, tai kaip ir rezultatai būtų tokie. Važiuojam į sekantį mūšį. Tai pakrovimo mūšį. Kaip matom, pagal setapą jie turi tik vieną šliuziuką, Kromvilį. Ir visi kiti hevikai. Važiuoju į centrą pašviest, kur jie važiuoja. Arba iš čia važiuoja, arba čia, vienu žodžiu, važiuoju į centrą. Nieko nematau. Jeigu jie važiuotų čia, pamatyčiau. Važiuoju toliau, tikrinu. Du, 3, 4. Pamačiau 5 tankus. Nu ir, kaip sakant, viskas aišku, kur jie važiuoja. Taigi man čia nėra ką veikti. Buvo keista, kad jie manęs nepamatė. Buvo apie 400 metrų iki jų. Taigi mūsų komanda keičia poziciją, važiuoja prie pirmos bazės. Man ten irgi nėra ką veikti, o aš važiuoju prie antros. Nes dar kažkur Kromvilis važinėja. Nu va, jie patys pamatė paskutinį heviką, kurio nematė, kurio aš nepamačiau. Aš važiuoju ieškot Kromvilį. Radau.
Autotaikymas, skubu šaudyt. Есть дамаг. А вы что, дел самый крутой Супер. тут? Один есть. 3 šūviai, Kromvelio nėra. Kadangi matau, kad visi heavykai ten, važiuoju jiem pašaudyti iš nugaros. Paprasta. Kraunu auksinius, kad tikrai prašaut. Ir pramušimas didesnis, ir greičiau skrenda šavinukai, taigi lengviau taikytis. Taip galima suprast, man atrodo, čia priešam šansų nėra. Вот так ему. Адьос, амиго. Уже два фрага. Давай еще. Pasirinkam, kur turi mažiausiai gyvybės. Яблочко. Снайпер. Super. Есть дамаг. Tai va, pasibaigė mūsų antras mūšis. Laimėjom. Nu ir mūsų rezultatai būtų tokie. Gavom protezą visi, nes praradom tik tai vieną tanką mūšyje. Uždirbom grinais 36 tūkstančiai pinigų, o tankistam uždirbom 3100 patirties, tankui 2100. Nieko nepašvietėm, užtat pamatėm 6 tankus. Prišaudėm 1400. Esam pirmoj vietoj pagal patirtį komandai. Praradom vieną tanką. Vat. Prišaudėm irgi niką blogiausiai iš komandos. Šovėm 10 kartų, pataikėm 9, pramušėm 9, nes vieną kartą į Kromvelį nepataikėm dvikovai. Mūšis truko 4 minutės, čia uždirbom, čia patirtis. Buvo linksmas momentas su Kromveliu, jisai mus vieną kartą pataikė, bet rikošetą gavom, o mes jį nunešėm iš 3 šūvių. Nedažnai tai būna, bet pasitaiko. Vat, toks buvo tankas. Nu, ta prasme, dar turiu, nesiruošiu pardavinėt. Tokie buvo mūšiai, tokie rezultatai. Ačiū, kad žiūrėjot.